pinigai eina, ten užtenka visko, tai aš labiau esu linkęs toks, kur YouTube'ą galiu pažiūrėti. Mane šiandien klausia, tai kaip tu šventėjai? Tai aš švenčiau su savo pirkėjais ir aš švenčiau su savo sekėjais ir Mindaugas taip dalinasi, kokie geri metai buvo, kaip tas, aš galvoju, tai nebuvo tokie geri. Aš pats iš savęs jaučiuosi tikrai pakankamai laimingas. Tai man tas lyginimasis daro mane nelaimingu. Verslas paaugo 20%, tai sakyčiau, neblogai. Kai kurių verslai paaugo 50%. Nu, bet mes ištraukiam tik tai 20 ir man yra gana 20. Aš šiaip pati jaučiu, kad mums geriau sekasi. Geriau sekasi finansiškai dėl to, kad ko aš užsinoriu, aš gaunu lengviau. Tai va, prašau. Tai čia pasirodo... Aren't you happy? Happy. Sveiki, šiandien podcastas bus apie pasilyginimą. Užbaigėm praeitus metus ir mes su Mindaugu vis aptarinėjom, nežinau, ką galėjom kitaip padaryti, kur užkliuvom. Kas sekėsi, kas nesisekė. Apžvelgiam visas pagrindinės sritis ten, finansai, santykiai, darbai, sveikata. Ir vakar važiuodami iš Vilniaus pradėjom kalbėti apie pasilyginimą. Ir kažkaip, man atrodo, ta frazė, kad reikia lygintis tik su pačiais savim, iš tikrųjų labai svarbi, bet realiam gyvenime, ne visada taip išeina. Vis tiek lyginėsi, kaip ten jų šeima gyvena, kaip jie daro, kaip ten tas. Tai šiandien mes pasikalbėsim apie tai ir taip labai atvirai su jumis pasidalinsim, kaip lyginamės, su kuo lyginamės, ką darom, kai lyginamės ir jaučiamės blogai. Ir iš tikrųjų tada pasilyginsim su praeitais metais ir pažiūrėsim. Tai labai tikiuosi, kad šitas podcastas jums bus vertingas ir duos kažkokių asmeninių refleksijų. Aš gal pradėsiu, iš kur gimė šitą temą? Iš kur labai man įdomu. Mes vakar važiuojam ir sakau, Rūt, kalbam, sakau, žinai, aš ten įsijungiau Instagramą, šiaip, Instagramą nėra, kad labai dažnai žiūriu. Ir sakau, ten žiūriu, ten tuos žmonės, tos ir jiem atrodo taip gerai sekasi ir ten verslai auga, ten dar kažkaip. Ir sakau, ir aš vakar dar pas mus ten sandėlį dirbau, užvakar jau. Ir sakau, ir pas mus atrodo tas sandėliukas toks mažas, žinai. Sakau, taip palyginus ten, sakau, aš pradėjau jaustis taip menkesniu. Bet sakau, labai įdomu, kad aš unfollowinau paskui tos žmonės, kurie man tos jausmus sukėlė dėl ko. Nes aš sakau, Rūtai, šiaip, jeigu aš sėdžiu savo burbulę, nėra, kad aš ten kažką labai žiūriu toj socialiniai erdvėj, aš jaučiuosi, realiai gerai, pats su savim, aš jaučiuosi gerai ir su verslu, ir su pinigais, ir su santykiais, su viskuo, aš jaučiuosi taip gerai. Kaip aš sakau, kad man neturiu kažkokių ten kitiem metam didelių norų, bet kad taip kaip yra, kad būtų dar daugiau. Aš biškai panervuosiu dabar šiek tiek, kad jums žiūrėt būtų įdomiau. O jeigu Mindaugai taip tu unfollow, ne? Bet kaip su tuo, kad jeigu tave kažkas kabina, tai reiškia, kad tas iš tikrųjų yra, žinai, ar tu niekad netaikai šitas? Taikiau. Nes jeigu tavęs nekabintų tie dalykai, kaip pas kitus dideli sandėliai ar didesni verslai, tai galbūt, tada tau iš tikro to nereikėtų. O tas tau dabar taip... Taikiau tą, kad daugmaž eini ir save droži. Ir ale turėtų logika būti tokia, kad tu čia kažkokią motivaciją savo sukuri, bet supranti, aš pats iš savęs jaučiuosi tikrai pakankamai laimingas. Tai man tas lyginimasis daro mane nelaimingu. Tai kodėl aš turiu tą daryti? Supranti? Labai man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę šitų klausimų. Aš čia turiu iš tikro tokius dvigubus jausmus. Viena dalis yra tokia, kad aš galvoju, aš gyvenu gerai ir man ten, jeigu kažkas irgi pradeda kelti tokius jausmus, kad aš lyginuosi, kad nefainai, aš irgi noriu unfollow, arba ten tada persižiūriu savo gyvenimą, sakau, viskas gerai. Bet iš kitos pusės tai kažkokia dalis, man atrodo, yra ir ta, kad,
kažkur viduje gal mes ir norim turėti tos dalykus. Ne? Nori, jeigu bet tu nesilygini, tai tu tada viskas pats su savim. Taip pat su savim, bet jeigu tu laimingas, bet, mes tu būni laimingas, bet tu nesi, būtybės. kad tu ten stovi vietą. Aš nesijaučiu stovėdamas vietą, galėsim aptart praeitus metus, aptart mūsų pagrindinės rytis, pasilyginti patiems su savim, bet nėra, kad tu sėdi ir ten važiuoji downhill. Tai aš norėčiau kažkaip pasilyginti su kitais, bet daugiau iš tos pusės, kad tas mane kažkaip pakurtų. Aš nežinau, ar tas pakurs. Kiekvienas, bet pavyzdžiui, kaip pavyzdys, pas mus yra verslas va tokio dydžio. X. Padaryti jį ten 4X, jau turėsi sumokėti tam tikrą kainą. Ar šeimos kaina, ar ten streso kaina, sveikatos kaina, laiko kaina, kažkas turės būti sumokėta kaina. Aš tos kainos mokėti nenoriu. Aš jaučiuosi gerai taip, kaip yra. Mes galėsim aptarti mūsų ir finansinius dalykus ir viską vėliau. Tai ar aš turiu dabar... Gerai, tai aš gal ir noriu didesnio verslo, tik aš nenoriu tos kainos mokėti. Be kainos negausiu. Bet aš šiaip galvoju, pavyzdžiui, žinau, dabar labai madinga sakyti, kad nesilyginu, ten į tą pusę nežiūriu, lyginuosi su pačiu savim ir man ta vieta patinka, bet aš visą laiką tuos tokius skambius sakinius juos kvestionuoju ir tada galvoju, ar tikrai tas tiesa, pavyzdžiui, žmogus, jis tokia socialinė būtybė, visą laiką mes ten žiūrėdavom, kaip ten, tai sekasi, kada jie vaikus ten pasigimdo, žiūrėk, nuo visų laikų, žinai, tas socialinis dalykas, jisai svarbus yra. Tik tai dabar kažkaip taip viskas patapė, kad daugiausia su ko gali pasilyginti, tai socialiniai tinklai. Kas yra iš vis antrų world, dažnai. Bet šitas, man atrodo, verčia jaustis tai blogai. Aš, pavyzdžiui, man patinka lygintis, bet aš noriu, kad tas lyginimasis manęs nenudaužtų kažkaip, žinai. Pavyzdžiui, aš pasakysiu, ko tu lyginis. Pavyzdžiui, tu pasižiūri savo ten modelius tos pasaulinio levelio ir tada tu sakai, aš irgi noriu tokio turinio, kad būtų world class content, kad būtų, tokio pasaulinio lygio turinys ir tada tu kaip ir nesijauti blogai, bet tas tave sumotyvuoja galbūt ir dirbti, tada keliauti, paimti tą visą, nesmagumą, nesmagę kelionės dalį, žinot, ten vaikai, ten oro uostai ir taip toliau. Ir tave tas pakuria. Tai aš suprantu tokią motivaciją, ar ne? Aš jo stengiuosi, kad mano pasilyginimas galbūt būtų toks, kaip Mindaugas gerai vardino, kad jo. Pas mane pasilyginimas eina į destrukciją. Aš tada jaučiuosi menkas, aš tada kaip tik nelabai ką noriu daryti, aš tada viską, ką darau, atrodo menka, maža ir toks nieko verta. Tai man tas eina į destrukciją, tai aš sąmoningai neinu į tos vietos, kurios man tą jausmą sukelia. Aš noriu būti laimingas. Ir aš esu laimingas pats su savimi. Bet aš šiaip tau tik tai truputėlį, kad būtų diskusija gyvesnė. Pavyzdžiui, man atrodo, kad tau visai faina lygintis būna, bet ne su socialiniais tinklais. Pavyzdžiui, jeigu tu susėdi verslininkų rate ir jūs aptarinėjat, kas sekėsi tais metais, kas ne, tai tu tada kažkaip daug geriau jautiesi. Gal. Bet jeigu iškirpus kažkokį momentą, žinai, tam... Tokį, kur... socialinių tinklų, kaip ten, žinot, perkasi ten kažkokias super naujas mašinas, daiktus, didžiausius sandėlius stato. Tai jo, tai šitas kažkaip... Matai, jeigu tu žiūrėtum abi pusės, tai sakytum, jie čia sveikatos daug padėjo ten, ar ten negalėjo su vaikais daug būti, ir tada tu pamatytum kokią tą kainą. Taip. Ir tada galėtum kaip ir galvoti, ar tu to nori, ar ne, o čia tau tik tai toks faktas prieš akis. Nes vienas draugas nuėjo ten į verslo klubą ir ten žmonės, kur, tikrai pasidalina ir tą pliusais, minusais ir jisai sako, pasijaučiau tai pakankamai normalus, kad visi eina per kažkokius sunkumus, kažkas sekasi, kažkas ne, tai tada, matai, tu gali pasisverti, ar tu to iš tikro nori, ar tu nori sumokėti tą kainą, bet aš žinau, kokia yra kaina iš tikrųjų ir aš nenoriu jos dar kol kas mokėti. Man buvo per naujus metus tokių pasilyginimų, pavyzdžiui, irgi, kad aš ten, žiūriu ten modelius, bet aš daugiau gal amerikiečių žiūriu, arba, šiaip europiečiam. Ir aš galvoju, jos ten visos su baltom suknelėm, žinai, ten kokie Miami, arba kažkokiose salose. O aš čia įdekęs susisukus per tą pliursą. Dar važiavom ten aplankyti tokius darėlius. Grinai nebuvo, aš sniego nelašu ir taip einu per tą pliursą ir tada galvoju, Ir man ateina tas jausmas ir aš galvoju, reiks Mindaugą prašyti, kad kitą metą kur nors išvažiuotume. Tai gal ir nebloga motivacija.
Tai ką mes išmokom daryti, tipo aptartą, ne? Aš, žinai, aptarti arba tiesiog nukerti tą, kas tave verčia jaustis blogai, mano toks sprendimas. Jo. Aš tai nemanau, kad ten kažkokį pliusą tu gauni apart savęs drožimo, tai aš tiesiog nukilinu ir tada einu savo dalykų daryti, kurie man yra malonus, fainai ir aš džiaugiuosi. Nežinau, ar pastebėjot šitą apie Mindaugą per podcastus, bet jis yra toksai arba taip, arba taip. Tai jeigu jam nepatiko, jisai visą pasilyginimą atmeta, Taip. jis yra blogas dalykas, unfollow, viskas. O aš esu iš tų, kur, čia gal taip, pasvarstykim, gal taip, čia nėra vienas kraštutinumas arba kitas. Tai Bet ar tu nesutinki, kad nėra, kad viskas juoda ir balta, kad tam pasilyginime ir gero yra kažko? klausyk, jeigu mane tas verčia jaustis blogai, Taip. o aš jaustis blogai nenoriu, Tai tai tu nori visada šventę, kad būtų. nenoriu, kad šventė būtų, aš noriu būti kaip vat, yra dabar, tik daugiau aš esu patenkintas. Tai va. Tai iš tikrųjų čia kas yra, tai mūsų balanso paieškos. Kaip Man atrodo, aš geriau už to susibalansavęs, jeigu just for the record. Vat mes to ir išsiaiškinsim, nes šiandien mes aptarsim savo 4 gyvenimo sritis. Gerai, galim. Kas tam buvo? Finansai buvo, ne? Finansai, sveikata, darbai ir santykiai. Tai mes palyginsim, kaip buvo praeitais metais ir kaip yra šitais. Nu tai nuo kurios tu temos noriu pradėti? Tai galim sveikatai. Ne, aš buvau tikra, kad tu pasakysi finansai. Imam finansus. Kaip pas mus yra su finansais? Pasakyk, ar geriau šiemet, ar geriau 2,024, ar... Vienu žodžiu. Verslas paaugo 20%, tai sakyčiau neblogai. Tai jau galim pasilyginti su praeitais metais, kad paaugom. Kai kurių verslai paaugo 50%. Nu, bet mes ištraukiam tik tai 20 ir man yra gana 20. Man asmeniškai. Ačiū labai. Bet jeigu tu būtum labiau stengęsis. Jeigu būčiau labiau stengęsis, gal būtumėm ir paaugę 40%, bet man nuoširdžiai gana. Aš džiaugiuosi. Tai ar yra daugiau pinigų šiais metais? Bendrai, sąskaitai žiūrint balansą paskutinių, tai yra daugiau. Pavyzdžiui, 23 metų gale buvom pasiėmę 100 000 paskolą ir ją per 24 metus reikėjo gražinti. Jo, tai verslinė paskola. Jo, tai man mokėti po 12 500 eurų buvo tikrai painful. Ir mes išmokėjom ir šiais metais paskolos nereikėjo. Tai jau yra didelis pliusas. Na jo, jeigu taip, čia žinau, tas verslinis niuansus mes galim aptarnėti. Aš, pavyzdžiui, jų nežinau. Nežinau. Žino, mes viskągi kartu priimam sprendimus, bet kai reikia atidavinėti, tai... Tada aš jau. Tai su finansais aš galiu pasakyti tik tai, kokį pagerėjimą aš jaučiu, nes šiaip mes turim su Mindaugu, nežinau, jeigu žiūrėjot, kiekvienas asmeninių savo pinigų ir turim bendrą verslą kartu ir kartu dirbam, bet finansus tvarko Mindaugas. Gal man reiktų tvarkyti? Gali. Šiaip aš tai žinokit, net mešiu, kad moteris daug geriau susitvarko su finansais. Aš kaip nemoku su skaičiai, žinokit, visiškai ne mano tema. Tai va, bet aš šiaip pati jaučiu, kad mums geriau sekasi. Geriau sekasi finansiškai dėl to, kad ko aš užsinoriu, aš gaunu lengviau. Ir žinot dėl ko? Dėl ko dabar? Tai, sakyčiau, geriau. Pasaky dėl ko? Na. Nes, žinot, nes aš perskaičiau knygą, kuri vadinasi Dive with Zero. Jo. Ir tada aš supratau, kad gal man reikia atpalaiduoti truputį. Tas, žinot, pas mane būna toks, mažiau išleidžiam, daugiau investuojam, taupom. Man šis labai nepatinka. Ir nu, mes dėl to, kaip sakyt, Rūta išmeta kažką tokio, aš norėčiau ten, ant kokią ežero pačiažinėti, ten į kokią ten Kanadą, ar ten Šveicariją, ar kur, aš tada sakau, ar tu bent įsivaizduoji, kiek tas kainuoja, mes čia jau ką tik grįžom iš kelionės ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, Dive Zero atvėrė man, aš visą, kaip sakyt, viską gaunu per knygas. Rūta per žmonės gauna, ne, aš per knygas. Tai ir aš supratau, kad reikia atpalaiduoti tą visą investicinį tokį, tai tau patinka? Man patinka, nes dabar aš jaučiu, kad mūsų finansai geresni. Nu, Mindaugas sako, jie 20% geresni, aš jaučiu gal jie, kad kokie 40% geresni, bet tik tai todėl, kad jeigu aš ateinu, sakau, Mindaugai, ten norėčiau to ir to, jo, gerai, iš karto, tai be jokių problemų. Tai dabar nebėra tokio
Bet prieš metus būdavo toks, kad jinai iškelia ten, kad važiuosim, tada, aš nenoriu, tas, vienu žodžiu, ten apsipykstam ir paskui vis tiek išvažiuojam. Jo, Tai dabar yra atskiras biudžetas va tokiem dalykam ir sakau, va, turim X eurų, galim žiūrėti, ar tą, bet yra, jeigu tu nori. Tai va, prašau. Tai čia pasirodo... Aren't you happy? Happy. Tai ko tau dar trūksta? Aš nesakiau, kur kad čia trūks. pasilyginimas? Tai va tame ir yra. Tai gerai, kaip prieisim, man nieko netrūksta. Bet aš sakau, kad va, tas pagerėjimas atėjo iš jo požiūrio pasikeitimo, nes mes dabar abudu nusprendėm, kad mums faina yra pirkti patirtis ir mums gal nėra labai svarbu tą verslą užauginti greitai ar dirbti. 50%. Arba ten. Tiesiog, mums iš tikrųjų svarbu daug laiko būti kartu ir mes dirbam tiek, kiek mes galim dirbti. Ne? Tai gerai, tai šitas aišku. Gerai, kokia sekantis rytis? Santykiai. Tai santykiai, taip. Palyginus, kažkaip, aš žinokit, galvau taip, mano vaikai paaugs ir tada mes turėsim daugiau laiko viens kitam kažkokiam, nežinau, ar intimumui, ar kelioniam kartu, kažkam, spagalų gali kažkokią nuvažiuoti, bet taip nenutiko. Tai buvom išvažiavę dviese 2 kartus per metus. Buvo amazing. Aš laukiu, norėčiau vėl išvažiuoti. Tai šitas sunkiai. Dar tėvai išvykę, tai taip kaip sakyt, dalinamės vaiką, jo, tai truputį stringa, taip palyginus. Nėra blogai, mes šiaip gerai sutarėm. Bet, žinot, kažkaip mes kelis kartus buvom išvažiavę, tas 4 paras, kur buvom ne namuose, tai aš matau, kaip ten Mindaugas tvarkosi, ten su tuo, ir taip savo tą vyrą tokia kitoj šviesoj pamatai. Tada gali iš ryto ilgai pusryčiauti, klausyti, lovai gulėti. Tokių dalykų mes nelabai galim sau leisti, nes, paauglė mergaitė, mažytė mergaitė. Ir aš, labai retai turiu kada tokių rytų, kokių aš norėčiau, ypač su Mindaugu. Tai ar tas jaučiasi? Nežinau, gal ir jaučiasi biški, ne? Jaučiasi, aš tai nemanau, kad santykiai nuo to pablogėjo, bet ar yra toksai, kaip sako, tas deep desire, tokį, dviese daugiau laiko praleisti yra. Tai šitas galėtų pagerėti. Man atrodo, kad ką duoda tas, geras ryšys poroj. Taip. Tai duoda tokį nematomą dalyką, net nemoku jį vardinti, bet, pavyzdžiui, mes vakar buvom turgui. Mes vakar buvom turgui ir ten pirkom bulves, morkas, ten dar kažką ir pardavėjai suplyšo maišas. Ar vyrui ten suplyšo maišas, bet, žodžiu, vyras ir moteris pardavinėjo kartu ir jie taip viens kitam puolė padėti. Aš tau čia pakeišiu, čia, Ir aš Mindaugui sakau, kaip žiūri per situaciją ir iš karto matai, kad žmonės numyli vienas kitą. Nes buvo alternatyvi situacija čia kitą kartą, kai kažkas ten įvyko, ar nukrito, aš neatsimenu, tai tas vyras, tai matai, tai ką tu čia nesugebi? Jo, nesugebi, čia abi kairės rankos. Ir man atrodo, kad iš tokių mažų dalykų, jeigu ten ryšys tas yra, tai tu tą gali matyti tarp žmonių kiekvienam veiksme. Tai aš manau, kad pas mus ryšys yra, norėtus jį pagilinti, tai tikrai. Aš norėčiau vėl sugrįžti mūsų, kaip sakyt, tantrinės patirtis. Kažkokius. Praktikas įvairias, ir kurios suartina, bet tikėkimės pavyks šiais metais. Mindaugas tai pasakė, tai taip labai mistiškai skamba, bet iki to laiko mes keliaudom po Braziliją, ten eidavom per dykumą, žinot, rankus susikabinę. Važiuodami visokius retrytus. Važiuodami retrytus, paskui daug laiko ten, aš nežinau, aš kartais pasižiūriu nuotraukas ir taip, tie smėlynai ten, Brazilijos tos dykumas ir toks žydras baseinas ir mes ten, būdavo toks, atrodo, tas pasaulis priklausė labai mum ir aš tada taip jaučiau tokį labai stiprų susižavėjimą Mindaugu. Dabar aš jo žaviuosi kaip tėvų, bet tos situacijos visos labai prastinės. Toks jau gali nuo ryto iki vakaro nuspėti, kas čia bus ir nebent išvažiuoju. Man patinka tave atrasti ir kitokį. Taip. Tai šitų mes norėtumėm daugiau. Mums patinka leisti laiką kartu. Bet kažkaip kokybiškai kartu, nes taip mes visada kartu ir dirbam kartu. Visada kartu, bet dviese. Jo. Dviese. Pavyzdžiui, vakar važiavome į Vilnių
ir važiavom į kavinę valgyti sriubas. Ir aš kažkaip man patiko valgyti savo sriubą ir tokie maži dalykai. Mes kažką pakalbam, tu mano paragauk, aš tavo, nes taip visą laiką vaikas, aš to noriu, aš dabar išeisiu, o dabar ten namai ten telefonas sėdi. Toks būna chaosas. Tai va, to laiko kartu mums trūksta ir mes kažką darysim, kad jo būtų daugiau. Arba tiesiog lauksim, kol išaugs. Nelauksim, nes užaugs, Kamelytė va dabar 4,5, tai nenusimato. Gerai, mums reikia greičiau aptarinėti. Sveikata. Sveikata. Aš tai jaučiuos patobulėjęs, aš praktiškai aš, pavyzdžiui, nusprendžiu ir aš darau. Aš, pavyzdžiui, visus metus buvau nusprendęs, kad eisiu 2 kartus per savaitę į sporto salę ir aš ėjau. Kiekvienu, nebent ten jau buvo ligos, bet ten buvo labai jau taip išimtinis atvejis, bet šiaip 2 kartai. Nueini vieną, tai gal tingisi, bet galvoju, liko dar vienas. Tai toks psichologinis 2 kartai. Tai šiais metais norėčiau 3, paskui pasitvarkiau savo nugarą, kavos atsisakiau. Jeigu dar su ankstesniu Mindaugu lygintai pasitenai, būdavo greitai, kad ir alergijos išlenda, ir tas, ir cukraus susidaug. Tai čia tavo dėka, matai, su maistu kažkaip tavo yra. Jo, kiekvienais metais, aš galiu drąsiai sakyti, kad sveikata gerėja. Iki dabar, tu nežinai, kas bus toliau. Jeigu labai pusės, tai gali būti visko. Aš tau nustosiu gamint, pradėsiu vaikščioti po restoranus, pažiūrėsim. Norėčiau apie tavo sužinoti sveikatos. Mano sveikata, žinai, kad aš negaliu pasidžiaugti. Ir nesugebėjau nueiti sportuoti ne vieną kartą per savaitę. Buvo toks, čia jau pradedu, bet kažkaip man po tos jogos pradėdavo skaudėti ir kelius labai. Ir, nejau. Tai va, ir iš tikrųjų man labai netinka žiema, aš va šitas. Man netinka tas šaltas oras ir man iš pat ryto. Reikia plaukti su laivu kur nors. Nežinau, bet kitais metais, žinai, kad gali būti, kad čia mūsų nebus, nes man žiauriai nepatinka, man pastoviai šalta, man ten per tą lietų ryte eiti į jogą 8:30, man buvo per sunku, paskui vaikščiot po 8000 žingsnių vakarais per lietų, man irgi per sunku. Nepasportavau, tai va, miego nesusitvarkiau, nepradėjau sportuoti ir kas čia dar su mano tai sveikata. Negaliu didžiuotis visai savim šitą sritį. Maistą pagerinau, bet kad matyčiau kažkokius feverkus, kad turiu daugiau dėl to energijos, irgi negaliu, jeigu taip nuoširdžiai pasakyti. Tai šitoj vietoj... Patobulėjai, tai ir kursus, ir papildus visokius savo... Bet kad, taip galėtum sakyti, ten kraujo, ten rezultatai geresni, arba turiu daugiau energijos, arba jaučiuosi kažkokią gražesnę, fainesnę, tai taip ne. Taip ne. Bam. Tai su sveikata tikrai yra kur pasitemti. Ir liko kas? Darbai. Tai man atrodo, kad darbai yra geriau. Tu geriau susitvarkai su darbais. Aš, pavyzdžiui, Rūtai yra, kad jai reikia pailsėti daugiau. Tai mano sveikata prastesnė. Jo, o aš turiu daugiau dirbti. Nes aš esu į tą tokią, žinot, pinigai eina, ten užtenka visko, tai aš labiau esu linkęs toks, kur YouTube'ą galiu pažiūrėti, žinot, toks į tokį eit, kur nedarbo. Tai šitą aš turiu disciplinuotai save žiūrėti, o Rūtai atvirkščiai. Jo, ir aš esu tokioj pozicijai, kad man, tiesiog neišeina kažkaip tai užbaigti. Pavyzdžiui, mes turėjom naujametinės akcijas, turėjom labai stiprią naujametinę akciją, ten pirko merginos nesustodamos ir jinai baigėsi kada? Žinot, 31 dieną, 10 valandą vakaro. Tai dar be 15:10 aš dar turėjau 10 neatsakytų žinučių ir aš tiesiog, mane šiandien klausė, tai kaip tu šventėjai? Tai aš švenčiau su savo pirkėjais ir aš švenčiau su savo sekėjais ir mes naujus metus atšventėm tik tai 1 iš tikrųjų. Nes iki to laiko, tai aš jeigu turiu atsakomybę, tai aš tada ir sėdėsiu iki paskutinės minutės ir darysiu. Ir man labai sunku sakyti, kad, tektuoti, gal kabo. Palauks, jo, tau sunku šitas dalykas, tai... Aš su šitu turiu problemą. Tau į vieną pusę balansų trūksta, man į kitą. Tai su darbais, kaip sakė, toks 50-50. Bet šiaip bendrai paėmus, aš dabar galiu dirbti daug mažiau ir padaryti daugiau. Tai šitas man atrodo failai. Ir dar kitas dalykas, čia gal prie sveikatos, ką nepridėjau, tai mano terapija labai padėjo, nes aš
mažiau ištaškau energijos ant emocijų ir tada kažkaip turiu daugiau energijos ir darbam, ir vaikam. Tai gal dėl to man darbai lengviau pasidaro. Tai kaip tu bendrai vertintum save su savim? Šiaip neblogai, aš sakyčiau neblogai. Bet negaliu sakyti, kad labai kažkaip jaučiuosi pasitempus. Ir iš tikrųjų mano klausimas jums yra toksai. Galvoju, ar aš galiu būti tipo geriau, žinai, visose srityse, vis geriau ir geriau. Metam bėgant vis tiek, ar ne, paskui ten kem 6, kem 7, ta sveikata gal prastėja, gal čia yra, natūraliai, kad nebus jau tų labai geresnių metų visose srityse. Pažiūrėk savo mamą. Mama tai fenomenas yra. Nežinau, tai bendrai paėmus aš sakyčiau, kad, negaliu sakyti, kad labai kažkaip ar geriau, ar blogiau, o tu kaip sakytum? Aš tai geriau. Ok, tai va. Ir taip įdomi, mes sėdėjom sausio 1, tokiam tikrai labai gražiam šeimininiam rate. Ir Mindaugas taip dalinasi, kokie geri metai, kaip tas, aš galvoju. Tai nebuvo tokie geri, nors aš kiekvieną dieną su juo. Tai nežinau, gal čia požiūrio klausimas šiandien. Tau tai reikia gal daugiau poilsio. Tai va. Tai toks buvo mūsų podcastas apie tai, ar verta lygintis ar ne. Labai iš tikrųjų lauksiu jūsų atsakymų, nes man įdomu, koks jūsų požiūris yra į pasilyginimus, ar jūs lyginate su kitais, ar vis dėlto daugiau su pačia savim. Ir mano nuoširdus patarimas iš tikrųjų iš to, kur aš esu šiandien, būtų toks, kad tam pasilyginime kažkoks veikumas yra, tik tai gal ne visada su Instagramu ar su socialiniais tinklais. Ir kažkaip iš to pabandyti išspausti naudą, paklausti, jie keliauja, tai gal ir aš noriu, ir kaip aš galiu tą pasimti savo gyvenimą. Kaip galima greičiau. Tai aš sakyčiau. Aš tai sakyčiau, kad jeigu matai, kad tau tas eina į destrukciją, nukatint. Ir neieškoti ten visokių, dabar čia gal aš noriu, nenoriu. Kelia nemalonius jausmus išjungia. Tai jeigu žmona kelia nemalonius jausmus, pakeitė. Viskas. Tokiu tonu mes ir užbaigsim šitą podcastą. Ačiū, kad buvot kartu. Atsisveikinam. Iki kito karto. Nenoriu, Mindaugai, tu mane. Susipykom.